Atvykome į Veisiejų regioninio parko direkciją. Tai nereiškia, kad būtinai reikės labai nejudant sėdėti, kadangi yra šiandien svečiuose Audėje ir manau, kad ir pasimokyti mane kaip Inaudžią. Labai džiaugiuosi, kad jūs atvažiavote į Veisiejų regioninio parko direkciją ir šiandien jūs norit sužinoti, pamatyti, paliesti, kiek įmanoma šiandien audimą. Tokį amatą, tokį mokėjimą, be ko anksčiau mergaitė lietuvaitė neįsivaizdavo savo gyvenimo. Kaip jūs galvojat, vaikučiai, kodėlgi neįsivaizdavo tos mergaitės be audimo savo gyvenimo? Ir tai buvo net nesprendžiamas klausimas, reikia ar nereikia. Tai buvo privaloma. Kodėl? Kaip jūs galvojat? Kas ten darėsi tais laikais? Pačios rūbus audė. Labai teisingai. Kraitinę skrynę. Rūbus ir ką dar audė? Palas ir kaip tos palos Lovatėsės? Divonai, labai teisingai, lovatėsės. Žinot, mes galim susitarti, ar mes dzūkiškai šnekam, ar mes šnekam bendrai kalbą. Lietuviškai. O dzūkiškai, lietuviškai, dzūkiškai. Moka dzūkiškai. Visi iš Dzūkijosgi. Tai vaikai pasistorovojam šnekėti dzūkiškai gerai, nors šiandien visgi mokyklo tai jums nelaidžia kokia mokyti šnekėti dzūkiškai. Ar laidžia? Laidžia. Ir šnekat kasdien visi dzūkiškai. Aš žinokit, aš buvau Žemaitijoje, tai niekas su manim tuo lietuvišku šnektu nešnekėjo, šnekėjo žemaitiškai, kad norite supras. Tai va, dėl to audimo, dabar dar sugrįžtam prie tos, kaip sakiau, būtinai turėjo mergaitės mokėti aust. Ir toj, kuri nemokėjo, buvo didžiulė sarmata. Ir slėpdavo, kad aš nemoku. Visos dar biskį pameluodavo, kad būtinai moku. Kaži vaikai, kas dar būtų didžiausia sarmata, ko jūs nemokėtut? Kaip jūs galvojat? Dar. Aha, kas dar? Kokia sarmata dar būtų? Kokia dar sarmata? Skaityti teisingai, rašyti, ko dar greitai. Kai dar, kaip jūs galvojat, yra tokia dėžė, be kurios jau mes dar neįsivaizduojam savo tam kokį ir jau jai nemoki, kad tik jisai tokis cikrinis. Pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, pasidarykit ventės nuotraukas, aplinkui yra tokių dėdukų, kurie labai gražiai gyvena savo kaimuose, jie tikrai nemoka. Ir tai nereiškia tokie kokie atsilygiai. Jie gyvena savo. Kas iš? Nu kas į personažas? Rankšluostis. Abrūsas. Abrūsas. Ir pažiūrėkit, su kokiais galais, matot, ir būtinai tai reikėjo apmeks prisiūt. Matot, kaip gražiai tvarkingai. Šitas abrūsas nebūtinai kasdieniniam naudojimu buvo naudojamas. Nu, įsivaizduokit, su šilkiniu veidu valytis, nu nelabai. Jis yra puošmena, papuoš buvo, būdavo tokia kampinė, mano močiutė vadydavo kampinė, krikštasaulį, visos mergaitės, ar mokėtų, jau nemokėtų, aš nemoku, vaus, ar matama, va jau suknelukės iš tokių panašiai drobių siūtos, bernukam, tai juokas, viski, bet nieko pačiupinėkit, visi mokytojos jau nežinau, kiek kartų čiupinėjai, viskus žino, mezga servietėlės. Iš šitos drobės siūdavo, kaip jūs galvojat, mergaitės prisaudintinas, kas tas būdavo, olavečkos, užvalkalai ir paklodės, ar ne? Tai irgi būdavo drobinės. Jau retesnis kartas būdavo, kad būtų vilnonis. Tai buvo labai retai. Nežinau, aš tokio neradau pavyzdžio. Atėjo tokia mada, po antro pasaulinio karo ir visai neseniai, ant fotelių užvalkalus austis. Ne užvalkalus, o užtiesalukus. Tai tokia iš babrūdžia moteriškė dar gyva ta Audėja. Jinai audė tokius dalykus, bet čia gali būti kaip ir rankšluostis, o jeigu fotelis siauras, tai fotelis. Reiškia, mada tokia buvo, kad visus fotelius, sofas apdėdavo, reiškia, svetainiai salonį, būtinai va tokiais austiniais. Kaži, kaip jūs galvojate, kas per daiktas, va tokiais austiniais? At ir ne. Nu, gali būti staltiesė, bet jūs ne visai. Va, žinokit, būdavo mada prie lovos. Ir dar su užrašu labas rytas, labai gražiai išsiuvinėtų. O čia aš norėjau kų parodyti. Kaip apsiūdavo rankom, kad drobukė štai jau namuose austa ir apsiūta va šitų juodų audeklukų, ne rankom, o čia mašinu. Bet va pasiuvinėta gražiai, kaip paprastai visai, ar ne? Bet va rankom.
išsiuvinėtas daiktas. Toliau, jeigu, žinokit, jau tas divonas susnišydavo, reiškia išplyšdavo, niekas jo niekur nemetė barankų, darbas buvo visučiais labai branginamas. Tai kūtos močiutės darydavo, sukarpydavo ir ant liuptuko išsiesdavo. Žinot, kas yra liuptukas? Ne. Nežinai, kas yra liuptukas? Kas žino, kas yra liuptukas? Atsistok ir papasakok, kuo daryti ant liuptuko reikia? Gulėt galima, va žinokit, jis yra stebuklas žiemos metu, tai nėra prie radiatoriaus, neapsikabysi radiatoriaus, jisai tokias ot. O liuptukas, tai ant to liuptuko užsiesalukas, kai jau suplyšta, va pažiūrėkit, jau čia baisiai suplyšiai skylais atsiranda, sukarpo ir gražiai panaudoja va tokiam dalykų. Nu tai va, susvertėm savo šitus augalus. Dabar va vaikai dar labai tokį šventas daiktas, kaip aš sakau, vienų nolavičkų gavom irgi rankom austą drobė, bet dažyta irgi namuose, apie dažus dar atskirius pačiupinėti, kokios tos nolavičkos buvo. Ir žinokit, labai didelės padaškos. Anksčiau madingos buvo iš plūmsų. Ir sarmatais jūs tam kraitinė turėsi audeklų ricimai susiviniodavo arba paskui pasisiūdavo divonais, rankšluosiais ir staltiesiais ir laukdavo ko? Ko jos laukdavo su to kraičiu? Ką žinai? Piršlių? Bernų laukdavo. Nu tai jau tas jau... Bernai tai žinot, jau kaip jau iš šokių, iš vakaruškų lydėdavo, tai ko gero nežiūrėdavo ant tų skrynių, bet jau tas jau, kuris jau bus vyru, jau paskui invertydavo, jei ne bernas, tai žinokit, Anyta visada invertydavo, kokia ta marci darbši, nedarbši. Jei be kraičio, tai reiškia be audinių. Turėdavo ausą, maždaug įsivaizduoju. Susvertė žiemo, paskui prieš tų, žinau, didžiausius darbus lauki, ausdavo moteris. Nors nebūtinai dar pas tas močiutės, jau kurios jau didelių ūkių neturi, tai nuveikta jos šitą audzi ir vasarą. Bet tai, neturi daržo, neturi gyvulių, tai kudarė savo audzi. O dažai kokie būdavo, kad jūs galvoja, dažai. Eikit, atbėkit dabar visi, bėkit. Pažiūrėkite, ką čia matai. Įsirinkit gražiausių, grįžtimų gražiausių. Ir prašyti gražiausių. Išrinkit gražiausių. Kada tau gražiausių? O tu matos spalvos, kokios įvairios, ne? Įvairios spalvos. Ir čia daugiau dzūkiškos juostos, kadangi dzūkai daugiau įvairios spalvės naudodavo juostas ir labai jas visur kur panaudodavo. Net kada jau išeidavo anapilin, kada mirdavo žmogus, apjuosdavo tą juostą. Reiškia, įsiausdavo audėjo juostą. Dabar per vestuvės piršlius? Taip, o per vestuvėm kiek reikėdavo juostų? Kiek reikėdavo visiems, reikėdavo išdalinti pabroliams, šitie, kaip sakėtų, piršliams. Taip, reikėdavo prisiausti merginai juostų, kad jį turėtų. Tai va dabar jums kiek metelių yra? Kiek? 12. Nu va, tai kada buvo. O kada žmogus jau suaugęs, kiek metų turi, kaip jau... 18, pilnametystė yra. Tai va, iki 18, nuo 12 iki 18 pradėdama austi, jau turėtum daug išausti. Taip, mokykloje mokina jūs austi? Ne. Tai mokys, kaip būsite, kurioje klasėje čia mokina pas jūs? Rima, kurioje klasėje jau pradeda mokyti? Jau pradeda mokyti austi? Nuo 5 klasės pradeda. Nuo 5, bet 8 klasėje jau juostas turit mokėti austi. Reiškia, iki 8 dar pasiruoškit daug visko ir tada kaip tik pradėsit austi. Nu, audimui naudojamos, matot, staklelės. Aš šitas staklelės jau turiu apie 20 metelių, jos nesulūžo dar. Ir ant staklelių yra metamos juostos, vadinasi metimas. Juostų metimai naudojami siūlai. Va, pačiupinėkit, kokie siūlai.